dalykai čia turėtų būti pasakyti. Visų pirma, tai yra socialdemokratų partijos ir jų rinkėjų tarpusavio santykio dalykas. Tikrai žinau, kad Liberalų sąjūdžio rinkėjas tokio elgesio neatleistų. Kitas dalykas, kad tas sprendimas, jis galėjo nustebinti tik žmogų, kuris labai menkai sekė Lietuvos politinę erdvę ir ponios Vilijos pastarųjų dienų komunikaciją. Tai matyt, nei jos vakarykštis pareiškimas, nei tai, kad Gintautas Paluckas dabar yra minimas kaip kandidatas į premjerus, negalėjo nustebinti, bet tokie politiniai viražai, jie tiesiog verčia fundamentaliai suabejoti politikų sakomais žodžiais, ypač rinkimų metu, bet ir apskritai kalbomis. Kas bebūtų potencialūs socialdemokratų koalicijos partneriai, matyt, šiek tiek apsunkins bendradarbiavimą ar bendravimą su jais, nes mes matome, kad sakomi žodžiai, jų vertė nėra labai tvirta. Bet ar nėra taip, kad šios Seimo kadencijos metu tam buvo paklota pamatai? Ingrida Šimonytė 2023 metais žadėjo pasitraukti po Vilniuje vykusio NATO samito. Paskui pasakė, kad nesitrauks, nes nemato, kas galėtų pakeisti dabartinę valdančią koaliciją. Tas premjerės pareiškimas jis tikrai nebuvo didinantis pasitikėjimą politikų žodžiais, bet čia visgi galbūt situacijos šiek tiek skirtingos, jas galima brėžti kažkokias tai paralelės, bet yra ir skirčių, ta prasme, kad visgi visos kampanijos metu buvo sakoma viena ir labai užtikrintai, taip kad žmogus besiklausęs galbūt iš šono tikrai galėjo patikėti, kad taip bus. Bet vėlgi pabrėšiu, kad tai, tokiu sprendimu ponia Vilija, ji ne konservatorių rinkėjus nuvylė, ne liberalų rinkėjus nuvylė, o visų pirma, tokį viražą padarė prieš tuos žmonės, kurie balsavo už socialdemokratų partiją. Jūs vertinate tokį komentarą, kad čia nieko naujo, ne pirmas politikas, kuris buvo sąraše, atvedė rinkimus. Aš noriu priminti, kad yra buvusi tokia situacija, kai to buvo negalima daryti. Ir manau, kad tai buvo sąžininga. Gaila, kad kaip gaila, gerbiu, toks buvo Konstitucinio teismo išaiškinimas, kuris leido ir toliau rinkėjus kvailinti, įsirašyti į sąrašą, bet net neketinti dirbti to darbo. Ir po to, kai buvo vėl tokia galimybė suteikta, tas procesas dėja, bet ir vėl prasidėjo. Landsbergis paliko konservatorių partijos pirmininko postą ir greičiausiai atsisakys ir Seimo nario mandato, taip galima suprasti. Ar čia labiau pralaimėjimus Lietuvos politikai, netektis, ar visgi tokia galimybė atsinaujinti? Aš kitaip tą matau, man atrodo, Gabrielius Landsbergis, suprantama, kaip partijos pirmininkas, jis turi atsakomybę, kaip ir bet kuris partijos pirmininkas, kaip ir bet kuris lyderis, ir už sėkmingus rezultatus, ir ypatingai už nesėkmes. Tai tą atsakomybę jis prisijėmė. Ir padarė tai nieko nelaukdamas, padarė tai staigiai, greitai, ir deda tam tikrą tašką savo politiniai karjeroje, bent jau dabartinėme laikotarpyje. Pono Landsbergio sprendimas trauktis iš pareigų, buvo netikėtas jums, galbūt jis kažkiek jau buvo apsitaręs tokias galimybės su jumis? Žiūrėkit, atsiprašau vėl už tą žodį, žiūrėkit, nes vėl kas nors pasakys, kad aš čia pykstu, aš tikrai nepykstu, tai yra tokių bjaurių priežodžių ir aš jų turiu taip pat. Tai vis tiek, kaip ten bebūtų, partijos pirmininko rinkimai būtų įvykę vasario mėnesį. Tai čia mes kalbame apie 2 mėnesių, turbūt vis tiek galvojant apie logistiką ir kažkokį suorganizavimą tų rinkimų. Kalbame apie maksimum 2 mėnesių ankstesnį laikotarpį, nors turbūt nepavyks ir 2 mėnesiais paankstinti tų rinkimų, turint minty, kad tai yra vis tiek procedūra, turi būti kandidatai iškelti, turi vykti ten kokie nors debatai, dar kažkas, tai čia kažko labai nepagreitinsi, tai kad partijos pirmininkas nebegalės kandidatuoti naujos
praėjusiuose rinkimuose, tai buvo turbūt vieša paslaptis, nes taisyklės to tiesiog neleidžia, tai kad pirmininkas partijoje keisis irgi buvo vieša paslaptis, o šiandienos Gabrieliaus pareiškimą tiesiog vertinu kaip politinį pareiškimą, kuriuo jis mano, kad jam tenka atsakomybė už rinkimų rezultatus arba jis tą savo atsakomybės dalį tokiu būdu nusprendė prisijimti. Tai, kad tai buvo pasakyta šiandien ryte, gal man yra šiek tiek netikėta, bet iš principo negaliu pasakyti, kad aš esu labai nustebusi. Pats Gintautas Paluckas, jeigu jis taptų premjeru, nekeltų grėsmės valstybei toks žmogus? Aš grėsmę valstybei tikrai nevadinčiau, aš ne. Gerai, jo pažiūros, sakykim taip. Vėlgi, nežinau, apie kurias pažiūras konkrečiai jūs, bet aš tokių, ta prasme, iš Gintauto Palucko pasisakymų ar pažiūrų nesu girdėjusi. Mano vertinimas yra nekartą išsakytas, kad, pavyzdžiui, Liberalų sąjūdis nei su Nemuno aušra, nei su Valstiečiais žaliaisiais nematytų bendro darbo, ar netgi, iš esmės, diskusijos nepradėtų apie kažkokį galimą bendradarbiavimą, nes vertybiškai visiškai išsiskiria mūsų pažiūros. Ir vėlgi galbūt nevadinčiau to tiesiogiai grėsme, bet tiesiog kryptis valstybės visgi visai skirtingai matome. Kaip jums atrodo, Gintautas Paluckas ar Vilija Blinkevičiūtė Lietuvai geresnis? Aš vakar pasakiau savo nuomonę, kad aš nemanau, kad Vilija Blinkevičiūtė būtų geras premjeras Lietuvai, turint minty, kad jos darbai Lietuvai yra pasibaigę labai seniai ir jie tikrai nebuvo Lietuvai patys naudingi. O Paluckas jau savo nuodėmės išsiplovė, ar vis tiek teistas asmuo, premjeras, kuris bus teistas? Aš vakar jau sakiau, kad jeigu tai būtų konservatorių partija, tai aš galiu tik bandyti įsivaizduoti, kokio lygio skandalas, triukšmai, pasipiktinimai būtų, bet kadangi tai yra ne konservatorių partija, tai matyt, kad tai partija yra atleidžiama ir teistas, ir į antrą turą neišėjo.